Ar kada susimastėte, kodėl žvelgiant į muziejaus vitrinas su riterių šarvais jūs aplanko keistas, lipnus netikimo jausmas? Mums metų metus diegia romantišką viduramžio kario, sukaustyto plienų, turnyrų ir kryžiaus žygių herojaus įvaizdį. Tačiau sustokite sekundį, pamirškite viską, kas parašyta istorijos vadovėliuose ir tiesiog pažvelkite į šiuos metalinius apvalkalus inžinieriaus ar biologo akimis. Prieš jūs guli vienas iš ryškiausių materialinių įrodymų, kad oficiali chronologija yra kortų namelis, pasiruošęs subirėti nuo vieno nepatogaus klausimo. Ar buvote apgauti? Mes visi buvome apgauti, laikydami sudėtingus techninius gaminius paprastų kalvio darbo, skirtų žemaūgiams praeitiems žmonėms. Ką daryti, jeigu aš jums pasakysiu, kad žmogus turintis normalią anatomiją fiziškai negalėtų tilpti į 80% išlikusių 15 amžiaus šarvų. Ir kalba eina ne apie ūgį, kaip mėgsta teisintis istorikai, kalbėdami apie prastą mitybą ir akceleraciją. Pažvelkite į garsiuosius Milano ir Vokietijos šarvų komplektus, vadinamosios Maksimiliano epochos. Pirmasis dalykas, kuris krenta į akis atidžiam tyrinėtojui, tai neįtikėtinai siauras liemuo. Mes matome plieninius korsetus, kuriuo apimtis dažnai neviršė 45 ar 50 cm. Oficialus mokslas gūšė pečiais ir pasakoja mums apie mados įtaką liemeniui, kurios neva paisė net ir atšiaurūs vyrai, kasdien rizikuodami gyvybę. Ar rimtai tikite, kad profesionalus samdinys, kurio gyvybė priklauso nuo plaučio tūrio ir ištvermės, savanoriškai kaustysis save į verštuvus, neleidžiančius giliai įkvėpti? Pabandykite nuimti matavimo juostelę ir atmatuoti 50 cm, o tada susiekite ją ant savo kūno. Tai distrofijos arba griežtos šonkaulių deformacijos lygis, būdingas Viktorijos laikų madingoms moterims, bet jokių būdų ne kariams, galintiems mojuoti dvirankių kalaviju, sveriančių kelis kilogramus. Čia slypi baisi apgaulė. Jei paimsime statistinį vyrą, net labai liesą, jo dubens kaulų plotis ir krūtinės lastos tūris, atsižvelgiant į liemens raumenis ir vidaus organus, kepenis, inkstus, blužnį, tiesiog neleis jiems įlysti į vidaus į šį metalinį futliarą. Bet eikime toliau. Jei darysime prielaidą, kad šiuose šarvuose vis dėlto buvo biologiniai objektai, tai jų anatomija turėjo radikaliai skirtis nuo mūsiškės. Atkreipkite dėmesį į perėjimo liniją nuo krūtinės prie dubens. Pas šiuolaikinį žmogų ten yra plaukiojantis šonkauliai ir minkštieji pilvo audiniai. Ant manekenų, pagal kuriuos padaryti šie šarvai krūtinės lasta, lyg tęsiasi žemyn, sukurdama standžią statinės formos struktūrą. Arba kūnas susiaurėja taip staigiai, kad ten tiesiog nebelieka vietos žarnynui. Kur dingo šių riterių skrandis? Kur buvo jų diafragma? Istorikai bando mus įtikinti, kad tai stilizacija, meninis metalo meistrų sprendimas, bet šarvas visų pirma yra funkcinė apsauga. Bet kokia nereikalinga tuštuma yra pažeidžiamumas, bet koks erdvės trūkumas yra mirtinas diskomfortas mūšyje. To meto meistrai, jei tikėti datavimais, turėjo uždirbti užribinį metalo apdirbimo lygį. Sukurti sujungimus, kuriuos šiandien galime pakartoti tik staklėmis su skaitmeniniu programavimo valdymu. Ir kartu jie neva negalėjo padaryti šarvo anatomiškai teisingai. Tai skamba absurdiškai. Yra ir kitas bauginantis aspektas, kurį paprastai ignoruoja gidai. Tai galūnių ilgis ir sąnarių išdėstymas. Jei atliksite detalius matavimus, pamatysite, kad daugelėje šarvų, šlaunies ir blauzdos, taip pat žasto ir dilbio ilgio santykis netitinka žmogaus auksinio pjūvio proporcijų, kurios tinka bet kurios rasės ir bet kurios epochos žmonėms. Kelio šarnyrų vietos yra dažnai tokios, kad gyvo žmogaus kojas sulenkiant tiesiog lūžtų į priešingą pusę arba būtų sutrupinta paties antkelio. Alkūnės lenkimo kampai yra tokie, kad ranka viduje galėjo sukiotis plokštumoje, nepasiekiamuose mūsų sąnarių aparatui. Mes žiūrime į šiuos tuščius apvalkalus ir matome ne drabužių žmonėms, o greičiau karkasus būtybėms, turinčioms iš esmės kitokią biomechaniką. Arba, kas dar baisiau, mes žiūrime į mechanizmų dalis, kurios veikia be gyvos mėsos dalyvavimo viduje. Prisiminkime jausmą, kai matote
sudėtingus egzoskeletus fantastiniuose filmuose, jie atkartoja humanoido formą, bet jų proporcijos diktuoja servo pavarų ir hidraulikos, o ne kaulų ir mėsos. Viduramžių šarvai, ypač turnyriniai ir paradiniai, atrodo būtent taip. Tai standžios kapsulės, kurių viduje, logiškai mąstant, turėtų būti kažkas kita, o ne žmogus iš mėsos ir kraujo. Oficiali istorija mums sako, kad riteriai į šarvus sukaustydavo keli ginklanešiai ir nukritęs jis negalėjo atsikelti savarankiškai. Tai pateikiama kaip faktas, patvirtinantis apsaugos sunkumą ir nerangumą. Bet leiskite paklausti, kam kurti apsaugą, kuri verčia karį bejėgių metalo gabalo mūšio lauke. Tai prieštarauja visai karinės evoliucijos logikai. O kas jei šie šarvai iš pradžių nebuvo skirti tam, kad juos nešiotų silpnas žmogus, besiremintis savo raumenimis? Kas jei 30 ar 40 kg svoris apskritai neturėjo reikšmės, nes nešiotojas buvo ne žmogus, o pats šarvas buvo tik išorinė danga prarastai technologijai. Mes artėjame prie triušio urvo pakraščio. Pažvelkite į šalmus. Garsiosios varlės galvos arba šalmai su ištestais snapais. Mums sako, kad tai skirta ieties smūgiui nukreipti arba tiesiog įbauginti. Bet pabandykite užsidėti tokio šalmo kopiją. Apžvalga nulinė. Jūs matote tik siaurą pasaulio juostelę pro mažytį plyšelį esantį 10 cm nuo akių. Kvėpuoti tokioje konstrukcijoje, esant fiziniam krūviui, neįmanoma. Anglies dioksidas per kelias minutės kaupėsi viduje, sukeldamas hipoksiją. Žmogaus kaklas nepajėgus atlaikyti tokių inercinių apkrovų, sukiojant galvą, atsižvelgiant į šalmo svorį, pritvirtinta prie pečių. Kaklos lankstelio anatomija šaukia, kad tokia konstrukcija garantuotai sukels traumą nuo pirmo rimto smūgio, tačiau šie šalmai buvo gaminami tūkstančiais. Nejaugi mūsų protėviai buvo masiniai savižudžiai ir idiotai, o gal viduje šios galvos nebuvo žmogaus veido, kuriam reikia kvėpuoti ir žiūrėti akimis. Galbūt tai, kas buvo viduje, naudojo kitokius orientacijos erdvėje principus. Oficiali versija braška per siūles, kai pradedame analizuoti išlikusių komplektų skaičių. Europos muziejuose, privačiose kolekcijose, saugyklose saugoma 10 000 aukštų technologijų šarvų vienetų. Mums pasako apie amatų gamybę, apie plaktukus ir priekalus, bet plieno kokybė, lydinių mikrostruktūra, idealiai lenktų paviršių geometrija kalba apie pramoninį metodą, apie štampavimą, apie valcavimą, apie tikslų suvirinimą, kurio pėdsakai buvo kruopščiai nušlifuoti arba pateikti kaip kalimas. Mes susidurime su faktu. Taip vadinamaisiais tamsiaisiais amžiais egzistavo pramonė, gebanti apvilkti armiją technologiniais skafandrais, kurių anatomija priešiška šiuolaikiniam žmogui. Kas buvo tos armijos? Ar tai apskritai buvo žmonės, ar mes šiuolaikiniai žemės gyventojai esame degradavę palikuonis, kurie sumažėjo ir prarado savo protėvių fizinę galią? O gal mes esame visai kita rūšis, atėjusi į gigantų ir kiborgų civilizacijos griuvėsius, ir dabar mes bandome užsidėti jų geležinę odą ant savo trapių kūnų, kurdami juokingas pasakas apie riterių turnyrus. Tai tik tyrimo pradžia ir šie faktai privers jūs suabejoti realybę, kurią matote pro langą. Nukreipkime dėmesį nuo formos ir pažiūrėkime į turinį, pažiūrėkime į pačią medžiagą, iš kurios sukurta ši antroji oda. Oficiali istorija bando mus įtikinti, kad šie inžinerijos šedevrai buvo kuriami barzdotų kalvių pustamsėse dirbtuvėse prie žibalo šviesos, naudojant primityvius plaktukus ir dumplės. Mums sako, kad meistras tiesiog imdavo įkaitindavo geležies gabalą ir ilgas valandas išmušinėdavo iš jo idealų kirasą. Bet kuris metalurgas, bent kartą dirbęs su plienu, pasakys jums, kad tai įžūlus melas. Daugelio 15 amžiaus turnyrų šarvų paviršiaus kokybė pranoksta šiuolaikinius automobilių gamybos standartus. Mes matome metalo lakštus, kurių storis yra absoliučiai tolygus per visą plotą, ko neįmanoma pasiekti kalimų rankomis. Rankų darbas visada palieka pėdsakus, mikroskopinius skirtumus, tankio netolygumą, įtampos zonas, bet čia mes matome struktūrą būtingą valcavimo ir štampavimo esant gigantiškam slėgiui. Be to, cheminė analizė rodo stulbinantį lydinių grynumą, iš kur viduramžiais, kai neva nežinojo net Mendelejevo lentelės, atsirado rūdos valymo nuo fosforų ir sieros technologijos iki 20 amžiaus kosmoso pramonės lygio.
Kad būtų sukurtas vienas toks komplektas, reikalingos krosnys, galinčios palaikyti stabilę aukštesnę nei 1500 laipsnių Celsijaus temperatūrą daugelį valandų ir kuras turintis kolosalę energijos talpą. Medžio anglis, nejuokinkite manęs, kad būtų užtikrinta 10 000 šarvų, kurie iki šiol dūla Graco ir Vienos arsenaluose gamybą, tektų sudeginti visus Europos miškus iki pamatų. Bet miškai stovi, o šlako atliekų, kuriuos neišvengiamai lydi tokio didelio masto gamyba, primityvi gamyba, archeologai neranda reikiamų kiekių. Mes matome gatavą produkciją, bet nematome purvinos gamybos fazės pėdsakų. Tai verčia manyti, kad gamyklos stovėjo visiškai kitose vietose arba naudoja iš esmės kitokius energijos šaltinius, nepaliekančius suodžių ir tuščių uolienų kalnų. Galbūt todėl istorikai taip mėgsta terminą tamsieji amžiai, todėl kad jiems reikia paslėpti aukštųjų technologijų lydyklų šviesą, kurios veikia elektrą ar plazmą, o paskui buvo išmontuotos ir sunaikintos. O dabar grįžkime prie fiziologijos ir termodinamikos dėsnių, kurių neįmanoma apgauti jokių amžiumi. Įsivaizduokite žmogų sandarime plieninėme kostiume. Šarvas ypač pilnas, veikia kaip termosas, tik atvirkščiai. Jis puikiai praleidžia šilumą iš išorės ir sulaiko šilumą viduje. Žmogaus kūnas ramybės būsenoje išskiria apie 100 vatų šilumos. Mūšyje esant užribiniams fiziniams krūviams šis skaičius pakyla iki 1000 vatų ir daugiau. Kur dingsta ši energija? Šiuolaikinėme pasaulyje šilumai šalinti naudojamos aušinimo sistemos. Viduramžių šarvuose istorikų tvirtinimu buvo tik dygsniuotas aketonas, bet kuris fizikas pasakys jums, kad storas audinio sluoksnis veikia kaip šilumos izoliatorius. Tai reiškia, kad jis ne tik neišskiria šilumos, bet ir užrakina ją kūno viduje. Užsidėję 20 kg plieno ir tankų žmogaus saulėkaitoje ar mūšio įkarštyje turėtų gauti šilumos smūgį po 15 minučių. Jo kraujas pradeda tirštėti, smegenys atsijungs nuo perkaitimo. Tai medicininis faktas. Kovoti tokia būsenoje valandomis, kaip aprašo metraščiai, fiziškai neįmanoma mūsų tipo biologiniam organizmui. Mes tiesiog išvirtume savo pačių prakaite. Tačiau mums pasakos apie daugiavalandinius kapojimus. Čia yra tik 2 variantai. Arba mūšių istorija yra 19 amžiaus kibernetinių rašytojų, kurie niekada nekėlė nieko sunkesnio už plunksną išmonę, arba būtybės šarvuose turėjo visiškai kitokią termoreguliacijos sistemą. Galbūt šios buvo šaltakraujos arba jų metabolizmas leido atlaikyti temperatūras, kurios įprasto žmogaus baltymas nekreša. Pažvelkite į keistas angas, kai kuriuose kirusuose, kurias istorikai vadina ietigalkio kablio tvirtinimais, o kas jei tai prievadai išoriniams gyvybės palaikymo ar aušinimo sistemoms prijungti, kas jei riteris buvo autonomiškas tik trumpą laiką, o ne mūšio metu buvo prijungiamas prie kažkokios energijos šaltinio ar šaldiklio. Tai skamba kaip kalbėsys tik tol, kol nepradedi skaičiuoti džiaulių ir kalorijų. Mokslas yra užsispyręs dalykas ir jis sako mums, žmogus konservų dėžutėje miręs be aktyvios ventiliacijos. Ir dar vienas bauginantis faktas, kuris stengiamasi apeiti vaikų šarvai. Muziejuose pilna sumažintų pilnų šarvų komplektų kopijų, neva pagamintų 5 ir 7 metų princams. Mums sako, tai žaislai, paradiniai drabužiai, kad pripratintų įpėdinius prie karinio darbo sunkumo. Ar kada bandėte uždėti 5 metų vaikui 10 kg geležies? Tai sukeltų negrįžtamą nesustiprėjusio skeleto deformaciją, stuburo problemas ir vystymosi atsilikimą. Ne vienas tėvas, net pats žiauriausias viduramžių karalius, norintis sveiko įpėdinio, nerizikuotų taip dinastijos ateitimi. Bet šiuose vaikų šarvuose yra realių mūšių pažeidimų pėdsakai. Ant jų yra įpjovimų nuo kalavijų, įlenkimo nuo buožių. Vadinasi, šios mažos būtybės realiai kovojo. Kas siunčia vaikus į krūvinų skerdynių avangardą? O gal tai apskritai nebuvo vaikai? Galbūt mes žiūrime į žemaūgių rasių nykštukų, jei norite, ar specialiai išvestų kovinių nykštukų, kurie tarnavo kaip pėstininkai arba pilotai didesnėms mašinoms ekipuotę. Šių mažų šarvų proporcijos dažnai yra dar keistesnės nei suaugusiųjų. Per trumpos kojos, neproporcingos ilgos rankos, tai ne žmogaus vaiko anatomija, tai kitos biologinės rūšies anatomija. Mes stovime priešais globalų falsifikatą, mums pakišo romantiškų viduramžių paveikslėlį, kad paslėptų aukštai išsivysčiusių technologinės civilizacijos
kuri kaiminystėje su mumis arba egzistavo anksčiau visai nesenai, egzistavimo faktą. Civilizacijos, kuri mokėjo štampuoti kompozitinę bronzą milijoniniais tiražais, nesirūpindama savo karių perkaitimu, nes jų fiziologija leido ignoruoti mums mirtinus dėsnius. Kur dingo tie milijonai plieninių apvalkalų? Kodėl mes juos randame tik muziejuose, o ne buvusių mūšių laukuose, kur žemė turėtų būti nusakstyta geležimi? Atsakymas paprastas ir baisus. Didžioji dalis buvo surinkta ir perledyta, sunaikinta, kad būtų ištrinta atmintis. O tai, kas liko, paskelbė kalvių menu. Sugalvojo juokingus terminus, tokius kaip Maksimiliano šarvas, ir privertė mus patikėti, kad mūsų protėviai buvo pajėgus daryti metalo apdirbimo stebuklus, gyvendami purve ir neraštingume. Bet dėlionė nesusideda ir kuo daugiau mes žiūrime į detalės, to ryškiau ryškėja kažko grėsmingo kontūras. Atsirandant iš niekur išnyksta be pėdsakų, nebent įvyksta kažkas katastrofiško, kas privertė pamiršti, kaip veikia aukštakrosnės ir paimti į rankas primityvius kauptukus. Apie tai mes pakalbėsime toliau, nes tos katastrofos pėdsakai atspausti tiesiai ant metalo. Dabar prisilieskime prie matematikos, mokslų karalienės, kuri netoleruoja melo. Jei atversite oficialias ataskaitas apie Europos gyventojus 10 ar 15 amžiais, pamatysite skaičius, kurie sukelia karčią šypseną bet kuriam demografui. Mums pasako apie retus miestus, kuriuose gyvena po 10-20 tūkstančių žmonių, ir apie begalinius miškus su retomis kaimeliais, iššienautais maro. Oficiali istorija teigia, kad gyventojų skaičius mažėjo, ekonomika buvo griuvėsiuose, o mirtis tykojo iš kiekvieno kampo. Bet čia pat mums rodo graviūras ir paveikslus, kur armijos skaičiuoja 100 tūkstančių karių, sukaustytų pilnai šarvais. Ar suprantate, koks baisus disonansas čia slypi? Kad būtų apvilkta į geležį bent 10 tūkstančių žmonių armija reikalinga, pramoninė galia palygindama su Rūro ar Uralo gamyklomis Antro pasaulinio karo metais. Paskaičiuokite patys, vienas pilnas komplektas sveria 25 kg gryno aukštos kokybės metalo. 10 tūkstančių karių, tai 250 tonų gatavo gaminio. Atsižvelgiant į gamybos atliekas, broką ir šlaką, mums reikia išgauti ir perdirbti 1000 tonų rūdos. Tam reikalingi karjerai, šachtos, rūdos sodrinimo kombinatai ir logistikos tinklai, gebantis perkelti šios krovinius. Kur keliai, kur gigantiškų tiltų, galinčių atlaikyti vežimus su rūda liekanos, kur milijonai miestų, kuriuose gyvena šių gamyklų darbininkai. Oficialiai istorija tyli, nes negali paaiškinti tokio kiekio aukštų technologijų ginklų atsiradimo agrarinėje pusiau laukinėje visuomenėje. Tai tas pats, kas rasti veikianti mikroschemą neolito stovyklos kasinėjimuose. Mums įžūliai meluoja apie praeities gyventojų mastą, kad būtų užtikrinta tokia gamybos grandinė. Europa turėjo knibždėti žmonių. Gyventojų skaičius turėjo būti ne 50 milijonų, o 500 milijardo, kad būtų palaikoma tokia karo ekonomika. Arba ir tai, kur kas labiau tikėtina versija, gamyba buvo visiškai automatizuota ir nereikalavo minių purvinų valstiečių dalyvavimo. Mes artėjame prie bauginančios nuojautos. Šie šarvai nebuvo kalami žmonėms. Jie buvo štampuojami mašinų armijai, klonų ar biorobotų. Pažiūrėkite į unifikaciją. Daugelis šarvų rasti skirtingose pasaulio vietose turi absoliučiai identiškus dydžius iki milimetro tikslumu. Tai standartas, tai serijinė atsarginių dalių gamyba. Gyvi žmonės yra unikalūs, kažkieno pečiai platesni, kažkieno rankos ilgesnės. Individualus šarvo pritaikymas yra pragariškas darbas, bet jei jūs gaminate dirbtinių kareivių armiją užaugintą mėgintuvėliuose ar surinktą iš biomaterialo pagal vieną genetinį šabloną, tai standartiniai šarvai yra vienintelis logiškas sprendimas. Galbūt todėl mes matome tuos siaurus liemenis ir keistus šalmus. Būtybės viduje buvo eksploatacinė medžiaga, unifikuotais vienetais, sukurtais konkrečiai užduočiai, kurių jos negimdė moterys. Jas kūrė inkubatoriuose tos pačios civilizacijos, kuri vėliau buvo nušluota nuo žemės paviršiaus. Ir užkratai ant kai kurių virusų. Tai dar viena detalė, nuo kurios tinksta kraujas. Daugelis šarvų turi sudėtingą užsegimų ir fiksatorių sistemą, kurios visiškai neįmanoma atidaryti iš vidaus.
Žmogus ar tai, kas buvo viduje, atsidurdavo įmūrytas pleninėje kapsulė be teisės išeiti. Istorija mykčia apie ginklanešių pagalbą, bet būkime realistais, kovinis skafandras, kurio tu negali pats nusiimti, kad persirištum žaizdą ar atliktum gamtinius reikalus, tai kalėjimas. Tai konstrukcija vergui arba nuotoliniu būdu valdomam organizmui. Tai verčia manyti, kad riterystė buvo visai ne visuomenės elitas, kaip mums piešia romanuose, o priklausomų pilotų biomechaninių kiborgų kasta, kurių valia buvo visiškai palaužta šeimininkų. Šeimininkų, kurie patys į mūšį nestojo, tik valdė geležinius legionus iš savo saugių citadėlių. O dabar prisiminkime gigantiškas duris senoviniuose katedrose ir rūmose. Duris, kurių aukštis 5, 6, 10 metrų. Rankenos yra šiuolaikinio žmogaus galvos lygyje. Mums sako, tai dėl Dievo didybės. Nesąmonė. Architektūra visada yra utilitari. Jei statote 6 metrų aukščio duris, tai pro jas turi eiti kažkas 5 metrų ūgio. Ir štai čia dėlionė prasideda dėliotis. Įprasto dydžio šarvai, kuriuos matome muziejuose, tai tik pėstininkų smulkių tarnų ar dronų ekipuotė. Bet egzistavo ir tie, kuriems šios gigantiškos durys buvo norma. Kur jų šarvai? Kur šarvai 4 metrų ūgio gigantams? Atsakymas paprastas. Jie buvo per daug vertingi. O gal jų metalas turėjo savybių, kurių negalima rodyti mums, paprastiems mirtingiesiems? Galbūt dalis tų gigantiškų šarvų buvo perlydyta į karkasus pirmiesiems XIX amžiaus dangoraižiams ar tiltams. Tai plačiai pramoninės revoliucijos epochai, kuri atsirado lyg iš niekur. Mes gyvename didelės civilizacijos kapinėse, mes kaip žiurkės apsigyvenusios apleistose rūmose. Mes naudojamės jų kanalizacijos liekanomis, vadindami tai romėnų akvedukais. Mes žiūrime į jų žvaigždinės tvirtovės ir nesuprantame, kad tai gigantiškų mikroschemų schemos, o ne apsauginiai pylimai patrankoms ir šarvai, tai pamiršti sandėlėje cheminės apsaugos kostiumai arba tos epochos koviniai egzoskeletai. Įsivaizduokime momentinio veikimo katastrofą, ne karą, o valymą, galbūt atmosferinės elektros ar vibracinio ginklo naudojimas, kuris sunaikino baltyminę gyvybę, bet paliko akmenį ir metalą. Miestai ištuštėjo akimirksniu, milijonai geležinių žmonių nukrito ten, kur stovėjo. Paskui atėjo išgyvenusieji laukiniai, praradę atmintį. Jie rado tuos tuščius apvalkalus. Iškrapštė iš jų suirusią organinę medžiagą ir pabandė užsimauti ant savęs, kad bent apsisaugotų nuo laukinio pasaulio. Taip gimė mitai apie riterius. Mes tiesiog vaikai radę tėčio pistoletą ir žaidžiantis juo karą, nesuprasdami, kad šis daiktas gali sunaikinti miestą. Ir baisiausia šioje istorijoje yra tai, kad technologija nėra prarasta visiškai, ji paslėpta. Ar pastebėjote, kaip sparčiai vystosi robotika per pastaruosius 20 metų, kaip Boston Dynamic rodo mums robotus, kurie juda bauginančiai panašiai į žmogų? Ar jums netrodo, kad jie neišradinėja dviračio, o tiesiog prisimena senus brėžinius, kad jie rekonstruoja tai, kas jau vaikščiojo šioje žemėje prieš 500 metų. Geležinė oda grįžta, jei praeitą kartą ji buvo skirta dirbtinai išvestiems kareiviams, tai kam ji ruošiama dabar? Galbūt istorija yra cikliška ir mes artėjame prie eilinio pjūties etapo, kai žmonija vėl bus sukaustyta plienu ir neteks valios. Pažvelkite atidžiai į muziejaus eksponatus. Kitą kartą žvilgtelėkite į tuščias šalmų akidobes. Iš ten į jūs žiūri ne herojiška praeitis, o įspėjimas apie ateitį, kuri jau buvo ir kuri galbūt beldžiasi į mūsų duris sunkia šarvuota pirštinė. Jūs jaučiate, kaip viduje kunkuliuoja bukas sunkus pasipiktinimas. Tai natūrali proto reakcija, kuris prasideda suvokti kalėjimo pastatyto aplink jį iš metalo ir falsifikatų mastą. Mes priėjome prie negrįžtamo taško. Jei anksčiau galėjome nurašyti šarvų keistumus mados įgeidžiams aromatininkų meistriškumai, tai dabar sugretinę faktus jūs privalote pripažinti. Oficiali istorija tai nusikaltimas prie žmogaus atmintį. Pažiūrėkime į taip vadinamą Maksimiliano šarvą su jo garsiuoju rifliavimu. Istorikai tie dulkėtų mitų saugotojai mums tikina, kad daugybiniai grioveliai buvo padaryti išskirtinai standumo briaunoms, kad plonas metalas geriau laikytų smūgį, skamba logiškai diletantui, bet parodykite šį šarvą inžinieriui šilumininkui ir jis nemirktelės akimi pasakys jums, priešais jūs yra aukšto efektyvumo aušinimo radiatorius. Technikoje yra nepajudinama taisyklė, norint atvėsinti įkaitusį objektą, reikia padidinti jo paviršiaus plotą.
Būtent tai daro briaunos ant motociklo variklių cilindrų ir ant jūsų kompiuterių procesorių. Rifliavimas ant šarvų padidina metalo paviršiaus plotą beveik 2 kartus, nepadidindamas svorio. Kam to reikia? Jei viduje sėdi įprastas žmogus, kuris ir taip šala vėjyje geležinėje dėžėje, tai reikalinga tik vienu atveju. Jei viduje yra didžiulė šilumos šaltinis, ar tai būtų perkaitusi hidraulika servo pavaruose, kompaktiškas brandolinis reaktorius ar būtybė su metabolizmu, kuris sudegina 1000 kalorijų per minutę. Šie grioveliai nėra dekoras, tai šilumos išskaidymo sistema gyvybiškai svarbi mechanizmo veikimui. Ir tai, kad mes tai vadiname gotikiniu stiliumi, tik pabrėžia mūsų techninį neraštingumą primestą švietimo sistemos. O dabar pažiūrėkime, kas atsitiko 15 amžiuje. Istorikai tai vadina šarvuotų gamybos nuosmukiu dėl šaunamojo ginklo atsiradimo. Esą kulka padarė šarvus beverčius. Tai melas, skirtas idiotams. Pirmosios muškietos buvo netikslios, silpnos ir ilgai užsitaisydavo. Kokybišką krūtinės plokštę atlaikydavo pistoletinė kulka net 19 amžiuje. Tačiau staiga per naktį metalo kokybė krenta iki šiukšlių lygio. Vietoj anatominių šedevrų atsiranda grubios, sunkios plokštės suveržtos varžtais, panašios į kibirus. Išnyksta mikroštampavimas, išnyksta sudėtingi šarnyrai, išnyksta pati aukštųjų technologijų estetika. Kas atsitiko? Nejaugi meistrai pamiršo, kaip dirbti. Ne, tiesiog gamyklos sustojo, įvyko globali katastrofa. Tas pats didysis nustatymas, angliškai Great Reset arba tvanas, apie kurį šnabždosi alternatyvūs tyrinėtojai. Tie, kurie mokėjo valdyti staklę, žuvo arba pasitraukė. Tie, kurie liko sulaukėję išgyvenusiai, bandė kopijuoti didingas praeities technologijas, naudodami primityvius įrankius. Taip atsirado kargo kultas, kurį šiandien vadiname vėlyvaisiais viduramžiais. Mes užsivilkome buvusios didybės likučius, nesuprasdami, kaip tai veikia. Papuošėme šalmus plunksnomis, nes matėme tai senose atvaizduose, bet nežinojome, kad plunksnos anksčiau galėjo būti antenomis ar sensoriais. Žygiavome rikiuotėmis, mėgdžiodami mechaninės praeities legionus, bet mūsų gretose buvo silpni žmonės, o ne titaninės mašinos. Visas mūsų 15-16 amžiaus yra apgailėtinas kosplėjus dievų civilizacijai, kurią nuo žemės paviršiaus nušlavė kažkokia nežinoma jėga. Pagalvokite apie muziejus, kodėl jie taip panašus į mauzoliejus, kodėl šie artefaktai saugomi po stiklu. Jie tiriami metalurgijos laboratorijose, nes bet kokia spektrinė analizė parodys, kad legiruojančių priedų sudėtis 15 amžiaus šarvuose yra identiška kosminių šaudyklų apvalkalams. Valdžia tai žino, būtent todėl prieiga prie fondų uždaryta nepriklausomiems ekspertams. Mums leidžia žiūrėti, bet neliesti, mums leidžia žavėtis menu, bet draudžia klausti apie technologiją. Tai tylos sąmokslas, trunkantis jau 100 metų. Jie pavogė iš mūsų ne tik istoriją, jie pavogė iš mūsų supratimą apie tai, kas mes esame iš tikrųjų. Mes nesame evoliucijos viršūnė, mes esame išgyvenusiai tarp griuvėsių, kasinėjantis dulkes, kol vis virš mūsų stūkso tylus gigantų epochos liudininkai. Prisiminkime jausmą, kai žiūrite į senovinės graviūras, kur riteriai kovoja su kažkokiais šerpetasuotais laukiniais ar keistomis pabaisomis. Mums sako, kad tai alegorijos ir menininkų fantazijos. O kas jei tai kronika? Kas jei riteriai yra valdymo komanda, mašino žudikai pasiųsti sunaikinti biologinę seno pasaulio įvairovę arba numalšinti vergų maištą? Ir mes žmonės galbūt esame tų pačių laukinių palikuonis, kurie buvo varomi į miškus ir urvus šių blizgančių geležinių demonų. Galbūt mūsų baimė prieš robotus ir dirbtinį intelektą yra ne ateities nuojauta, o genetinė atmintis apie praeitį. Atmintis apie tai, kaip mūsų protėvius traiškė pleniniais sabatonais būtybės, nežinančios gailesčio ir nuovargio. Ši mintis gąsdina, ji išmuša žemę iš po kojų, bet ji paaiškina viską. Ji paaiškina, kodėl šarvai mums netinka pagal figūrą. Ji paaiškina, iš kur atsirado metalo apdirbimo technologijos, kurių negalima pakartoti. Ji paaiškina tuščius miestus ruinistų paveiksluose. Mes gyvename post-apokaliptinėme pasaulyje, kuris užsitęsė 300 metų. Mūsų įtikino, kad mes vystomės, bet iš tikrųjų mes vos priartėjome prie lygio, kuris buvo standartas tamsiems amžiams. Ir tie, kurie perrašė chronologiją, kurie sugalvojo
skaleriginę laiko skalę, padarė tai su vienu tikslu – paslėpti mūsų pralaimėjimo faktą, paslėpti faktą, kad mes esame rūšis, praradusi savo paveldą ir gyvenanti svetimo spektaklio dekoracijose. Mes žiūrime į geležinę odą ir matome joje apsaugą, bet iš tikrųjų tai įkaltis, planetarinio masto nusikaltimo įkaltis. Kas paspaudė stabdymo mygtuką, kas išjungė elektrą viduramžių miestuose, kas privertė klestinčią civilizaciją purvų ir moliais, iš kurių mes vėliau lipdėme savo kreivas plytas. Atsakymai glūdi paviršiuje. Jei nustosite klausytis užliuliuojančios mokyklos mokytojų balso ir pradėsite žiūrėti savo akimis, kurios mato netitikimą ir kuo daugiau žiūrėsite, tuo baisesnis taps vaizdas. Nes jei jie čia buvo ir juos sunaikino, kas garantuoja, kad tai nepasikartos su mumis. O gal procesas jau prasidėjo ir nauja geležinė oda jau kalama požeminėse laboratorijose naujiems gyvenimo šeimininkams.